Sveiki draugai, nusprendžiau padaryti lapkričio mėnesio trumpą kiekvieno horoskopo skaitymą, taip sakant. Tai pasižiūrėsim, kas laukia lapkričio mėnesį. Dirbsiu su Wizard Staro kaladė, nežinau, ar gerai matosi. Na, pasižiūrėsim, kaip seksis kiekvienam zodiako ženklui lapkričio mėnesį. Taigi pradėsim nuo avinėlių. Pasižiūrim, kas laukia avinėlių lapkričio mėnesį. Taigi, žiūrėkit, krenta magas avinėliam, taigi nuostabus laikotarpis. Taip sakant, visas galimybės yra jūsų rankose. Ko imsitės, tas pasiseks. Imsitės verslo, pasiseks. Imsitės kažką pirkti, pasiseks. Imsitės tvarkyti santykius, pasiseks. Na, avinukai, tai yra jūsų mėnesis. Toliau, jautukai. Kas laukia jautukų lapkričio mėnesį? Lapkričio mėnesį jautukams 6 kardai. Taigi galimas kažkoks atsiribojimas, galbūt persikėlimas į naują gyvenamą vietą, galbūt kažkas bėgate nuo santykių arba iš blogos gyvenamos vietos kartu bėgat su partneriu santykiuose, galbūt galima kažkokia tai kelionė, bet ta kelionė nėra tokia, taip sakant, džiaugsminga, tai labiau yra būtina jūsų psichologiniai būsenai. Tai jautukams tiek. Pasižiūrim, kaip dvyniams seksis. Taigi, dvyniai, kaip seksis lapkričio mėnesį. Krenta pažas taurių, tai lyg kažkokie jausmai nauji, galbūt kažkokia gera žinia, nauji gražus dalykai, taip sakant, pilna jausmų taurė. Nebloga korta dvyniams. Vėžiukai. Vėžiukai, kas laukia lapkričio mėnesį vėžiukų? Vėžiukam 9 taurės mėgavimasis, pagaliau galėsit, taip sakant, tiesioginė to žodžio prasme koja ant kojos, su kavyte ir nepergyvent dėl reikalų. Visi dalykai jau išspręsti, visos problemos praeityje, sėdžiu, mėgaujuos, galvoju apie naujus planus, taip sakant, rezgu mesgu naujus planus. Tai vėžiukams tiek, pasižiūrim, kaip seksis liūtams lapkričio mėnesį. Liūtam 5 lazdos krenta, tai lyg kažkoks tai kautynės, varžytinės, galbūt kažkas dalyvausite kažkokiose varžybose, kažkokie laimėjimai laukia, jeigu ne, galimai galbūt kažko tai laukia ir konfliktai, dėl kažko tai, taip sakant, kirsis nuomonės su aplinkiniu ratu. Dažnai tai gali būti draugų būrys, su kuriuo tiesiog, taip sakant, lošite pokerį, kortomis, diskutuojate, išgirdinėjate ar kažkas panašaus. Tai liūtukai lapkričio mėnesį, va taip va. Toliau po liūtų. Kas eina po liūtų? Lyg ir mergelė. Bet mergelėm pati korta iškrito iš kaladės. Taigi mergelėm irgi 9 taurės krenta. 9 taurės, kaip ir minėjau, prieš tai yra pasimėgavimas. Jau, taip sakant, atostogos. Galbūt kažkokie darbai jau nuveikti. Nebėra didelių darbų, galima pradėti smėgautis. Galbūt žiemos pradžia, kurti tolimesnius planus. Taip sakant, atsipūsti, paatostogauti, pasimėgauti. Svarstyklės. Kas laukia svarstyklių lapkričio mėnesį? 8 lazdos. Geros žinios, greitos žinios, greitai sulauksite naujienų, kurių laukiate. Galbūt kažkam gali būti tiesiog gera žinia, kažkokie greiti reikalai, galbūt planuojate kažkur greitai vykti, sklandžiai vyks viskas, neblogai. Po svarstyklių eina pas mus lyg ir šauliukai. Šaulys. Jeigu kažką praleidau, parašykit, peržvelgsim. Šauliai, kaip seksis lapkričio mėnesį šauliams. Vėlgi 5 lazdos, konfliktai, varžytinės. Galbūt kažkam labai bandysite įrodyti savo savo nuomonę. Pavyks, viskas išeis į gerą, bet galbūt, taip sakant, reikės atstovėti savo poziciją, parodyti save, paaiškinti, kodėl taip galvojate, o ne kitaip. Galbūt, kodėl jūsų nuomonė yra teisinga, kodėl jūs verti ten kažkokio tai dalyko. Viskas išeis į gerą, bet šauliukams reikės pakonfliktuoti, paaiškinti, atstovėti save. Ožiaragis. Kaip seksis ožiaragiui lapkričio mėnesį? Karalienė taurių.
Arba labai rezonuos moteris, kuri gimusi po vandens stichija, pas jūs, jeigu taip patgi pastebėjau, kad praleidau skorpionus, tai vis dėlto ožiaragiam gali, kaip ir minėjau, galbūt dar kažkas save sieja šiek tiek su skorpionu. Dabar galvoju, tai ne, vis dėlto po svarstyklių skorpioną praleidau. Jau šiek tiek susimaišiau. Tai tiesiog ožiaragiam toks irgi jausmingas, galbūt šiek tiek dramatiškas mėnuo, galbūt kažkas susijęs romantiniais jausmais, galbūt jūsų moteris yra gimusi, ar ten draugė, ar ten sesuo gimusi po vandens stichija, galbūt mama, kuri darys didžiulę įtaką jums šį mėnesį. Tai korta šviesi, graži, romantiška, miela, drovi, tai reikėtų, taip sakant, nepergyventi jokių blogų dalykų, ši korta tikrai neišauks. Nebent šitie reikalai gali būti per moterį. Ne 2 kortas išlindo, ne, krenta kvailio korta ir 3 lazdos, tai lyg nauja pradžia, kažkokie susitarimai, tolimesni planai. Grįžtam prie skorpionų. Skorpionai. Žiūrim, koks mėnuo lapkritį bus skorpionams. Taurių tūzas. Labai graži korta, jausmai. Kartais tai gali būti pertekliniai, gali būti ašaros. Bet dėja, nepasakyčiau. Galėčiau sakyčiau, kad skorpiono mėnesis labai žavus, susijęs su meilės reikalais. Galbūt kažkam didžiulis meilės, taip sakant, prisipažinimas, kažkam piršlybos, kažkam vestuvės. Graži korta, kadangi krenta mylimieji ir dar šalia taurių tūzas, na tai lyg didžiulis, taip sakant, meilės simbolis. Šnekėkitės apie jausmus, tarkitės, planuokite ir neleiskite, kad jūsų planai sugriūtų. Einam prie vandenio. Vandenis. Kas vandenio laukia lapkričio mėnesį? Vandenis. Vandenis 8 kardai. Tai vat lyg patys save įspirėti kažkokią tai kampą, įsitikinimai, kažkokie tai ribojimai, kada bijot tam tikro dalyko, kažkur neinat, kažkur įsitikinę, kad kažkas turi atsitikti, kažkaip nesiklosto viskas gerai, todėl kad patys save apribojate. Na, vat kortos, kurie konkrečiai šneka apie aklavietę, kurioje atsirandam patys per savo įsitikinimus. 8 kardai nurodo tai, kad viskas gyvena mūsų galvoje. Tiesiog viskas gyvena tik tai mūsų galvoje. O kaip mes matysim, taip mes ir turėsim. Taigi ar įsikampanus vandenį šito, taip sakant, šitos aklavietės lapkričio mėnesį? Svajos, planuos, taip sakant, kitaip pasakius, tikės, kad viskas bus gerai. Na ir krenta saiko korta, viduriukas, viskas, praleiskit viską, taip sakant, susidėlioja, nei gerai, nei blogai, nu vat leiskit viskam vykti, tiesiog tegu viskas vyksta, kas turi vykti. Na ir žuvytės, kaip seksis žuvytėms lapkričio mėnesį. Žuvyčių laukia kažkokia tai pabaiga, kažkokia tai griūtis, kažkas tai, siūlyčiau pasisaugoti traumų, gali būti elektros problemos kažkokios, tai fortūnos ratas šneka apie netikėtas permainas, va žuvytės pasisaugokit netikėtų dalykų. Ypač jeigu keliaujate oru, jeigu gali būti kažkokie pasimatymai, per pasimatymus gali būti kažkokios tai problemos. Žuvytės, jeigu susitikinėjat šiuo metu, ypač su žmogumi galbūt, kuris gyvena šiek tiek toliau, kuriam reikia atvykti. Tiesiog netikėtas permainas, kažkokias griūtis rodo. Tai tiesiog siūlyčiau žuvytėms pasisaugoti. Tai jeigu kažką praleidau, parašykit. Dabar galvojau, gal ir nieko nepraleidau, tai avinas, jautis, dvyniai, vėžiukai, liūtai, mergelės. Kažkaip atrodo, kad po liūto dar kažkas eina. Dabar, bet turbūt, kad ne. Mergelės, svarstyklės, skorpionai, šauliukai, ožiaragiai, vandeniai ir žuvytės. Tai gražaus lapkričio mėnesio.